jeigu jums reikia numesti 3-5 kg, aš nediskutuoju. Tikrai galima su pirmą pastaikysiu dietą, bet jeigu jūs dietinatės jau taip kaip aš žinau, kad kalbininkai jums nepatinka tas žodis, dasidietinau arba nusidietinau iki 128 ir jūs jau nusidietinot plus 30 kg, tai vadinasi jūsų žinios, jūsų metodikos, jūsų būdai netinka. Tai savo pasakykite, ar aš tikrai noriu dar kartą pabandyti, čia nepardavybinis video. Ar aš dar kartą noriu pabandyti, ar aš save myliu, ar aš turiu žinių pakankamai, o gal aš neturiu tų žinių tokių, kurios, nes priešingą atveju aš jau būčiau liekna, ne, bent jau lieknesnė. Nes kartais, žinot, kaip būna, tas ansvaris atsiveda dar ne tik tai kitus šiaip kažkokias bėdas, sunku vaikščioti, bet jis atsiveda ir ligas, ir sąnarių skausmai, ir aukštas kraujo spaudimas, ir diabetas, ir taip toliau. Tai va, aš esu tos nuomonės, kad neįmanoma visą gyvenimą valgyti tik tai salotas. Aš kažkada netgi turėjau tokį sakinį, aš ne karvę ir salotų neėsiu. Dabar aš sakau, kad aš esu vilkas plus biški karvė, nes valgau mėsą, žuvį ir salotas. Bet aš nenoriu pasakyti, kad visą gyvenimą galima taip gyventi, jeigu būna vestuvės, krikštynos, gimtadieniai ir taip toliau. Ir kada tu žinai, ką su tuo daryti, tiesiog šiandien šventė, šiandien aš valgau, rytoj aš vėl šoko, kaip kartais mergina sako, ant bėgių ir vėl toliau darau taip. Ir vėl gyvenu normalų gyvenimą. Taip aš suvalgau uogų, taip aš suvalgau cepelinų, taip aš suvalgau duonos. Bet, žinot, ką aš noriu labai užakcentuoti šiandien. Gyvenimas yra per trumpas, kad save pasvadinti, pavyzdžiui, nejudrę būseną, vos pasijudinu, vos painu, kelius skauda, visa kita, bet o kad tau vakarinę susilaikiau, suvalgiau 100 gramų džiovintų slyvų. Bravai, ar tai meilė sau?